Kas yra sveikieji riebalai? Yra polinesotieji riebalai, polinesočiosios riebalų rūgštys, kurios yra reikalingos mūsų organizmui. Jų yra labai daug rūšių, aš jų net nežinau visų, net pusės nežinau, bet žodžiu, daug nežinau, bet iš esmės tai yra polinesočiosios riebalų rūgštys, kurios yra naudingos mums, taip pat polifenoliai, kaip būna alyvuogių aliejus ir taip toliau. Alyvuogių aliejus yra ne hypas, tai yra tikrai dalykas, kuris yra vertingas mums. Visi perdirbti aliejai, dezodoruoti ir rafinuoti yra blogai. Aš taip pat naudoju savo virtuvėje rafinuotų aliejų kepimą ir tai yra blogai. Turbūt geriau būtų naudoti iš tikrųjų sočiuosius, nes jie yra stabilesni karštyje. Nors turi kitą neigiamą aspektą, nors rasite video tikrai, kai sakau priešingai ir tikrai kiekvieną kartą, kai pasimokai, sužinai kažką naujo, turi tai perduoti ir kitiems, dėl to, kad tai yra svarbu, nes mes visi visko nežinom, mes turim gilintis toliau ir sugebėti prieštarauti patys savo. Tai vėl ta diskusija yra, kad natūralūs gyvulinės kilmės riebalai, nekalbu apie veganus, nes jie tiesiog nevalgo tokių produktų, bet iš esmės yra geriau žmogui, dėl to, kad kaitinant augalinės kilmės riebalus, nebent tas kaitinimas yra labai trumpas, tu stipriai pakenki dėl to, kad jau augalinis riebalas jau yra pakankamai perdirbtas ir tada tu dar kartelį perdirbi. Tai ir transriebalų prisigamini ir šiaip jau tas produktas yra pakankamai žalingas. Ir antrą kartą tikrai naudoti jų negalima. O gyvuliniai yra sotieji, kurie taip pat kemša mūsų kraujagyslės, bet jie yra labai stabilus karštyje, ilgose temperatūrose, aukštose ir taip toliau. Diskusija turbūt be galo už metų kitų vėl ką nors naujo sužinosim.